Jau, sveiki visi. Jau filmuoju trečią kartą. Nežinokit, abudu kartus kažkas tais man susigličina ir ta prasme, jau 2 kartus kažkas susigličino ir išsitrynė video. Nes man ir žiūriu ir anksčiau būdavo, kad jeigu filmuoju ilgesnį negu 10 minučių video, man kažkas susigličina. Tai gal čia nežinau, gal dėl to, gal ne dėl to. Reikės, tai šį video bandysiu daryti tokį trumpesnį. Tai ką aš čia noriu jums papasakoti įdomaus. Tai va, noriu pasakyti, kad aš čia buvau praradęs iš Strength Cape'ą Dragon Bootus, tai aš prieš filmuodamas video nusipirkau Dragon Bootus ir Strength Cape'ą, šiaip ant video nusipirkau, kai filmavau video, bet kadangi man tas video įsitinėjo, tai nepamatysit, kaip nusipirkau Strength Cape'ą. Šiaip jeigu kas nežinote, galėsit dar vis dėlto parodyti. Jo, tokia baigėsi. Tai ką šiaip gero norėjau papasakoti. Norėjau papasakoti, kad ta prasme, aš susiviliau. Norėjau ką gero papasakoti, kad va, renkuosi Dragon Defenderį, kad praeito video golą padariau, kurį jūs, jeigu dar nematėt, tai pamatysit, galite nueit pažiūrėti description'e, nes kažkaip tais nežinau, galvojau, nesakysiu per video, tiesiog įkeliu į description'ą, bet kadangi daugelis žmonių to description'o netgi nepaskaito, nepažiūri, tai manau šitą golą, kito video golą pasakysiu per video grinai. Tai mano buvo golas 1K flex. Aš ne 1K flex, o sukraftinti 1K stringbow. Tai aš juos sukraftinau. Tai jau parodysiu, jie yra mano banke. Dar toksai, kaip sakyčiau, papildomas golas yra surinkti 100 big bones. Aš taip mąsčiau, galvojau, ar 1K ar 100. Nu, manau, gal apsieisiu su 100. Tai čia ir tai žiūrėsim, dar dėl šito nepažadu, nes šiaip aš norėčiau jūs surinkti bent jau 100, kad galėčiau į prayerį pakelt, nes labai norėčiau bent jau daskelti iki 60 prayerį. Tai va. Ką dar gero galiu papasakoti. Ai, šiandien buvau bandos su draugu. Jeigu dar kas nežino, tai su PKVudžiu. Užeikit būtinai jo kanalą, kurį rasite description'e. Ką ten bandose mes veikėm? Mogi kapojom bandos bossą. Jo, aš ten failinau kaip maža mergaitė, tai man net buvo gėda filmuoti, nes šiaip aš būčiau kėlęs tą video. Ta prasme, būčiau klipuką tokį nufilmavęs ir kėlęs, bet aš kadangi ten žiauriai failinau, tai net kažkaip būtų gėda dėti. Tai nežinau. Jau kitą kartą, manau, tikrai reikės susiplanuoti kažką tais, susižiūrėti ir jau bandysiu įkelti grinai kaip einu bandose, nes šiandien kažkaip man žiauriai buvo nesąmonė ten. Dabar jau vis tiek ne pirmą kartą eis, jau maždaug ten kažką žinosiu ir jau reikės man pasirūpinti, gal ir geresnių gėrų, gal bandyti reiks taupytis iki DFS, nes niekaip nesugebu ant jūsų staupyti, tai čia, nežinau, taip labai kažkaip keista. Nes specialiai 7-5 defensą kėliausi, kad DFS galėčiau, bet pinigai kažkaip įsitaško, nes kažkaip per tas 2 savaitės, nu nežinau, niekaip nesugebu sutaupyti aš to milijono iki bondo, nu kaip sugebu, bet tik tais iki bondo sutaupau, kad vėl galėčiau, tai pastoviai kažkaip grinai pinigus taupau ant bondo ir čia kaip, nežinau, kaip real life nuo algos iki algos, tai čia nežinau, tai troll biškį, bet dabar jau mąstau eit normaliai kažką tai sveikti, normaliai tų pinigų įsikalti, galbūt net pasėdėsiu biškį pas ciklopus, nes jie vat draupina, šiaip labai įdomu būtų vat nueit
parduoti va šitos items. Pažiūrėti, kiek aš gaučiau, nes čia galiu jas ir parduoti vietoj. Man atrodo, ne visus, čia tik kardus gali parduoti, bet tai kardus General Store parduosi aš tam. Pažiūrim, kuriuos galiu, šitą galiu, šitą negaliu. Nu, karočią. Ir trūkinu šitą trumpam. Įdomu, kiek šaibų gausi. 11k. Gal ir normaliai. Nežinau, kažkaip. Nu, tikėjau biškį daugiau gal. Gerai. Tai dar General Store šitos šūdus parduos. Nes šiaip aš manau, jų neapsimoka pardavinėti, nu nebent kokius skimius. Gal dar Grand Exchange prastumčiau. Nes nemanau, kad juos apsimoka pardavinėti Real Player. Šitos visus itemus. Ai va. Dabar kaip tik parodysiu savo golą, kurį padariau. Rainbow, va. Vieną kabiškį sukraftinau daugiau. Tai va, vienas K. Čia bankė, kaip ir praeitą vidiją, belė kokią netvarką. Žinokit, niekaip neprisiruošiu susitvarkyti. Jau nežinau. Aš čia belė kokią šūdą turiu, aš net neįsivaizduoju, ką man kai kurie itemai yra reikalingi. Tai net nežinau, reikės paskui arba parduoti kai kuriuos, arba pradraupint. Ai, va, Flexą parodys, kiek va nusipirkau. Blemba, man atrodo, kad aš tik tais buvau nusipirkęs 14, nu tai reiškia dar iš praeito kartą buvo likę, nes aš dar ir praeitą kartą tam buvau ganėtinai normaliai susitaupęs namazu points ir turėjau nusipirkęs Flexų, nes šiaip aš nusipirkau už tuos namazu pointus, kuriuos aš turėjau, tai 14 Flexų. Ir dabar aš juos visus mastau pavesti į bowstringus, nes jeigu pažiūrėjus, tai va. Blemba. Kažkoks žiauriai man glitchinasi. Nesuprantu, kas čia yra. FPS lygtais normalus. Vienas Flexas kainuoja 14 GP, o Stringbow kainuoja 8-9 GP. Tai manyčiau visai neblogas bizniukas. Taip jeigu susukus dabar, va, man pačiam pasidarė įdomu, kiek aš gaučiau šaibų, jeigu va susukčiau visus Flexus, kiek grinai profito gaučiau. Kart 8. Jeigu visus dabar, ta prasme, be šitų 1K bau, susukčiau visus šitus Flexus, tai gaučiau 1,58 limo. Tai manyčiau visai neblogai. 1,5 limono, tai čia blamba. O per kiek man įdomu laiko aš juos susukčiau visus, tai jeigu pradėčiau aš čia, tarkim, nuo rytojaus, tai gal per savaitgalį susukčiau. Nežinau, reikės bandyti. Dabar pažiūrim, kiek vienas K grinai Stringbow kainuoja. 8-9 K. Gal. O pažiūrim, kiek Flexai visi šitie kainuoja. Tai palaukit, atemu šitą Flexų kainą. Paskaičiuosiu, ant kiek aš daugiau gausiu. Tai 1,3 limo gausinu daugiau GP, negu parduočiau tiesiog paprastai nesusuktus Flexus. Tai net nežinau, čia, žinokit, gera mintis tokia kilo. Gerai, žodžiu. Norėčiau jau pabaigti kaip ir video, tai like, subscribe, comment, share. Per kitą mano golą matysite description'e apačioje.
Gali būti, kad dar galbūt kažkas dasidės prie jo. Gerai, dėkui, kad žiūrėjot.